Sveiki, gerbiami kanalo stebėtojai prenumeratoriai. Štai aš noriu parodyti tokį slavų meną, slavų tautų, vadinamos jų kalba matrioškos. Lietuviškai net nežinau, kaip vadytųsi, tokios bobytės medinės, labai plonos iš medžių išdrožtos ir jų labai čia daug telpa, vienus susideda su kita. Parodysim, kaip čia jų atsidaro. Štai va taip atsidengia jos. Ir yra čia jų nemažai. Štai va žiūrėkit, kiek prisireikiavo čia iš vienos serijos 5 ir iš kitos 5. Čia yra visas komplektas. Pasakos motyvais Mašenka ir Lokys. Nes biskį sutepiau sausu muilu. Išmuilavau, kad atsidarytų geriau. Kaip gražiai padaryta. Čia tiesiog yra toksai menas unikalus. Didžiausia, paskui sekanti. Štai matot, neša Lokys Mašenka. Kaip gražu. Dar būna didesnių komplektų, kurie eina net kokie 36 vienetai ir 32. Štai Mašenka šeimininkauja pas Lokį trobelėje. Tai pati mažiausia. Bet matot, sulyginus su šituo dailininkų darbo, menininkų, tai kaip šito pati mažiausia, tai va dar iš jos galėtų išeiti dar 3, matote, pagal tokį aukštį. Bet jau šiuolaikinis dailininkas jau jie taip menininkai nesugeba padaryti. Matyt, šitas komplektukas senoviškesnis ir taip jau nesugeba plonai pagaminti. Čia va iš tokio aukščio išeina 5. Tai daug kokybiškesnis darbas, juvelyrinis, nors piešinukai jau tokie truputį jau primityvūs, bet vis tiek dar matosi, štai tos mažiausios irgi dar yra akutės ir nosis. O, viena apvirta. Štai va vis tiek bandyta dar išpiešti. Tokios smulkios net neina sučiupinėti. Tai va dar kartą pažvelkim. Kokios jos nuostabios.
Šiandien labai saulėta diena ir atsišviečia saulutė per langą. Štai va, 2 komplektukai matrioškų, tokių medinių bobyčių. Štai parodysiu, kaip jos susideda. Čia truputį pradariau, aš jas praveiriau, nes vieną ranką filmuojant taip neina jums parodyti. O štai taip nusikelia gražiai. Tai žiūrėkit, kaip tai viskas vyksta. Ta mažyčių kyla pačia. O šitą paslepia. Dabar žiūrėkit, pačia sėdi. Užsispaudžia. Štai šoka bobytė čia. Štai va vėl, opa. Na va štai ir jinai va štai važiuoja. Čia labai, sakau, padaryta. Taip čiki šitą didelį labai sunkiai įsispaudžia. Na va mes ją įspaudėm. Dabar parodysim kitą komplektuką. Štai, bobytė šoko. Užsidaro. Opa. Šitą labai laisva. Dar išmuilavau, tai visai jinai pasidarė laisva. Štai kaip gražiai jos sušoka. Nu va štai. Būna dar šitų matrioškų bobyčių inkrustuotų šiaudukais džiovintais. Šiaudais aplikacijos padarytos raštai. Tai labai gražu. Bet turim tokias, kokias turim. Iki.